Mes skiriamės dėl to, kad mes esame labai skirtingi. Dažnai girdžiu frazę sakant, aš jau ir taip viską žinau. Tai, kaip sakė vienas labai protingas psichoterapeutas, pakalbėkam apie tai, ko nežinote. Pagal statistiką apie 60% žmonių skiriasi. Ir tikrai ne dėl to, kad jie yra skirtingi. Dažnai pasakymas, mes esame labai skirtingi, tai skamba kaip nenoras dirbti su santykiais. Noriu visko jau paruošto, visko gatavo. Tai yra labai sunkus darbas. Santykiais reikia dirbti nuolat. Ir atsiradus konfliktam, kažkodėl tai manoma, kad reikia skirtis. Konfliktai tai nėra priežastis skirtis. Nei vieni santykiai nepasistatė be konfliktų. Labai dažna priežastis skyrybų tai yra nebemokėjimas kalbėtis. Kai dažnai pasirenkame vietoj problemos sprendimo tylą, vadinamus nekalbadienius. Ir tai yra tik tais viena priežastis iš daugelio, bet yra labai svarbi.